Labas rytas, žiūrėkam ekspėsim. O, kokie piešiniai čia vyko. Stalas bardakas, namai bardakas, nesvarbu, nekreipiam dėmesio. Kiaulytė linksma, kiaulytė kukli, Benas piešia viščiuką, mama piešia viščiuką, mama piešia paršiuką. Šituos irgi prisižiūrėjom iš visokio programėlio. Čia mama piešia, čia Benas piešia. Užsiemam piešinukais, ane? Kur tu ten dar sakei kažką piešiai? Čia. Čia tėtis piešia. Bet tėtį duokį plauk. O jau lūpas, matyt, paputlintos čia. O čia Benas piešia, sakė, čia mama. Čia su kažkokiais plaukais keistais, bet tokie jau pajuodus. O čia aš tėtį. Čia būtų. O čia būtas, gerai. O čia kas laikrodis? Neaišku jau čia. Einam žiūrėti tavo picą. Turim antradienį, yra gan ankstokai, bet jau varau į darbą, man vakarinė pamaina, bet ne visai vakarinė, nes vakar dar menedžerė paklausė, gal galiu dirbti pilną dieną ir nuo 2 valandų. Nu, sakau, gerai. Ar taip jau vis tiek vakare grįžtų tuo pačiu laiku, o kad reikia ten anksčiau nuvažiuoti, nu, okei. Daugiau valandų, daugiau pinigų. Kitas dalykas, kitas mano pamiršimo lygis šiandien pasirodė po ilgo laiko, pamiršau Benui įdėti maisto dėžutę. Aš ją suruošiau, palikau virtuviai ir pamiršau įdėti maišą ir grįžtu, žiūriu, stovi gražuolė. Bet nieko tokio, vis tiek galvoju, valgys jie tą maisto dėžutę ten po 2. Tai aš dabar važiuoju jau link darbo, tai užvešiu jam tą dėžutę, o jie tuo tarpu jau turėtų būti išvažiavę į tą slidinėjimo mokyklėlę. Tai žinokit, aš specialiai prasuksiu pro tą vietą, kur, manau, jie mokinasi čiuožti ir paciokinsiu kaip kokią babulką. Pažiūrėsiu, kaip jiem ten sekasi, nes aš galiu ir pro ten tą pusę važiuoti. Nu, ir pažiūrėsim, kaip ten viskas vyksta. Nu, tikiuosi, kad jie tenais mokinasi toj vietoj. Tai ten kaip tik yra vienoj pusėj tas kalnas, kur mes kažkada važiavom slidinėti su rogėm, bet buvo labai purus sniegas ir nelabai slydo, ten reikėjo praslydinti tą visą sniegą. Tai vat, vienoj pusėj yra slidinėjimo trasos jau tokiem vyresniem žmonėm ir vaikam, o kitoj pusėj yra paprasta pieva, kur, manau, ten tie vaikučiai ir mokinsis slidinėti, nes ten bus specialus padarytas toks ratas, tokia trasa, kur jie galės ten čiuožti aplink tą pievą. Nu ir aš bandysiu ten kažkaip, gal įvažiuosiu aš ten į tą tokią stovėjimo aikštelę,
nes turiu dar truputėlį daugiau laiko ir pabandysiu pafilmuoti, prisitrauksiu su kamera, pažiūrėsiu, gal pavyks Beną tarp tų vaikų susirasti. Labai jau smalsu, kaip jam ten sekasi. Ta pirmoji slidinėjimo diena, labai jau jis ten džiaugiasi ir laukia, kada čia važiuosim. Nu tai va, toks planas. Dar nulėksiu truputėlį anksčiau iki darbo, nueisiu į tokią parduotuvę, nes aš to blušo ir tada neradau. Aišku, čia nėra taip, kad pamatai nuotrauką ir tenais. O, va čia pasidarysiu tokį makiažą, kaip aš prieitam vlogį įdėjau jums tą nuotrauką. Tai ten tik daviau supratimą, ko aš maždaug noriu, kokio atspalvio noriu, bet šiaip aš tiek daug nesidažau ir tiek daug makiažų paprastom dienom nenaudoju, bet kartais norisi šiek tiek duoti veidui gyvumo labiau, nes aš turiu tokį tą vadinamą blušą. Kaip jis lietuviškai vadinasi? Net nežinau, žinokit. Skaistalai, neskaistalai. Gal skaistalai? Bet yra dar tie kiti kažkokie, kur ten čia pasitepi ir taip labai jau blizga ten tie. Nu, reikėtų pasidomėti, kaip lietuviškai vadinasi. Bet todėl tada ir tą nuotraukėlę uždėjau, kad kiti gal žmonės nežino, kas tas blušas ir ko tu čia ieškai ir ko tu čia nori. Tai uždėjau tą nuotrauką, kad maždaug įsivaizduotumėt, ko aš ten ieškojau ir kokio atspalvio maždaug noriu. Nes aš turiu tokį rožinį. Kažkada nusipirkau. Nu, bet nežinau, toks labai jau rožinis ir manau, kad man labiau tiktų ta tokia šiltesnė spalva ir tokia labiau į oranžinę, negu kad tas rožinis. Nu, tai, va, prisigalvoja moteris kartais visokių dalykų, tai kažkaip ir sugalvojau, kad reikia pabandyti. Nu, tai nueisiu dar paieškoti ten vieną tokią parduotuvę ir po to eisiu į darbą. Tai va, varau, nuvežu dėžutę ir važiuosim pašnipinėti, kaip sekasi Benui su slidėm. Man, žinokit, pačia juokasi, aš kaip kokia sėklė atsekiau vaiką. Tai aš važiavau va čia ir žiūriu, autikas pro kitą pusę atvažiuoju, bet atvažiavo 2 autobusai ir man jau kažkaip karšta, reikia duris prasidaryti. Tai matyt, čia tų vaikučių bus daugiau, nes atvažiavo tokie milžiniški 2 autobusai, kur žmonės į oro uostą veža. Aš galvoju, čia tas paprastas mokyklinis mikriukas veš. O čia, oho, 2 didžiausi autobusai. Nu ir ką, ir čia matyt visi vaikai eis dabar į tavo pievą ir čiuoš. Tai labai jau čia man įdomu. Sustojau kitoje aikštelėje, kad Benas manęs nepamatytų. Nu, nes po to pamatys ir žinot, kaip bus. O kai nemato, tai ir širdelės neskauda. Tai jau kai matysiu, kai vaikai eina per gatvę, aš tada nuvažiuosiu į tą aikštelę ten arčiau. Nes dabar tai čia biški aš esu kitoje aikštelėje. Čia už mano nugaros yra tas kalnas, kur mes čiuožinėdavom. O tenai per gatvę turės eiti į tą slidinėjimo trasą. Čia žiūriu ir šiaip paprasti žmonės čiuožinėja toj trasai. Ir vaikučiai eis. Tik tiek, kad jau yra be 12:01. Tai aš irgi neturiu čia labai daug laiko iš tikrųjų. Neaišku, kada jie čia susiruoš ir kiek čia jau užtruks eiti tą trasą, bet nu, džiaugiuosi aš už Beną, tikrai smagiai vaikai praleis dieną šiandien. Jaučiu miegos kaip lapas. Nes dabar beveik, praktiškai kiekvieną naktį atsibunda ir iškart pas mus atvaro.
per vidurį į lovą ir toliau miega. O kažkokią dieną buvo labai pavargęs. Aš tikiuosi, jie neina čia. Oh my god. Čia kažkokie vaikai eina. Bet čia gal kiti su rogutėm čiužinius. Eina sau. Tai gal jie eina čia. Man atrodo, man reikia mašiną biškį pasitraukti. Jie eina čia į šitą pusę, aš galvau, jie ten eis. Eina sau, tai jie eis ten ant kalno. Nelabai aš ką ir matysiu tada. Nu, supratau. Man atrodo, Benas taip žiūrėjo, kad gal jis pamatė mane, bet toliau nuėjo. Oi, tos mamaitės, ane, prisigalvoja. Kažkas jau apvirto. Bet kažkaip žiūriu, Benas ėjo be jokių slidžių. Kiti vaikai nešusi slidas. Bet gal jie ten kai kurie dalinsis? Nu, žodžiu, nieko aš čia nematysiu. Tai kaip sakant, negaiškim laiko, važiuoju aš link darbo, čia va dar kita vaikų grupė keliauja. Iš kito matyt darželio. Nu, supratau. Aš galvojau, kad jie kitoj kelio pusėj bus. Pasirodo, kad ne. Tai nieko aš nepaciokinsiu. Nu, bet bent jau sužinojau, kur jie čia atvažiavo ir kur jie čia čiuožinės. Dabar reik palaukti, kol čia visi vaikai nueis. Ir lėksiu. Aš jau darbe, bet geros žinios dėl penktadienio. Pasakiau menedžeriai kaip yra. Tai jinai tiesiog mane įdėjo ryte, nes nieks su manim nenorėjo apsikeisti. O jiems vis tiek geriau, kad aš ateičiau, negu neteičiau. Tai sakė, gerai, ateik ryte, o vakare kažką jau surasiu kitą. Tai gerai, neprarasiu už tos vienos dienos ir neišnaudosiu vaiko sirgimo dienos. Atidirbsiu ryte, pasiimsiu Beną ir lėksim namo. Nu, džiaugiuosi iš tikrųjų, kad taip supratingai viską suderinom ir bus labai gerai. Tai šiandien turim ledą. Reikia užmauti Benui. Nu, eik pažais dar biškį, kol nemažuojam. Ok. Čia dar kažkaip dar tenka. Bet jau.
sėdžiu, čilinu prieš darbą. Ėjau dar pasižiūrėti šiokių tokių gražumynų, nes reikia bent jau minimaliai kažkokių Beno pusseserėm lauktuvių, kad vyras parvežtų. Tai radau šiek tiek, bet dar galvoju, reikės užsukti kažkur į kokią parduotuvę, gal dar kažkokių spalvinimo knygelių paimti. Nu ir ką, šiandien turim vizitą, yra atvažiavęs vizitorius pas mus į darbą. Šiandien krito dar kainos, vėl pagunda kyla, eit pasižiūrėti kažką, bet jau reikia stabdyti arklius, nes, po to prisiperki ir stovi tie rūbai. O tie, kurie jau stovėjo prieš tai, irgi stovi. Tai nežinau. Bet, bus matyt, nes šiaip pakrito kai kas tikrai, tai nežinau. Gal dar nieko nepirksiu, nes man atrodo po kiek laiko dar kris tos kainos, tai bus dar pigiau, tai tada jeigu dar kažką rasiu, tai gal ir pasimsiu. Nes šitie džinsai, žinokit, tie platus tamsiau mėlyni, jie tokie patogus ir tokie faini, kad aš noriu dabar kiekvieną dieną juos nešiot. Ir kartais juokdavausi, kad vyras priauga prie vienų kelnių, tai žinokit, dabar aš prie tų džinsų prilipau ir nenoriu atlipti. Bet buvo tik vienas dydis 3/6, tai šiaip galvoju, tokio pačio tipo norėčiau gal dar kitokios spalvos. Čia tie pypsi mūsų iPadai, nes kažkas vaikšto šalia vartų su šitais alarmais. Tai šiaip atsakau, norėčiau dar pasižiūrėti, tai žiūrėsiu, gal dar rasiu kažkokį tokį modelį, tai gal nusigriebčiau vienus, nes pakankamai nebrangus, tai tikrai apsimoka pirkti, nes dabar sutaupai nemažai pinigų. Vis pasižiūriu, kaip čia mano tie žandai atrodo. Bet kadangi aš tą pudrą tepu, tą tokį BB kremą, tai matos ir mano strazdinus, ir mano raukšlės. Bet šiaip visai faina aš to blush'u, kur pasėmiau, ten man atrodo iš L'Oreal pasėmiau tokį nedidelį, bet ten ten man užteks 100 metų, nes jo labai nedaug reikia. Tai visai patenkinta aš tuo blush'u, tik aišku, mano paakiai tokie jau čia. Kažkaip čia, man atrodo, čia kažkaip eina tokia kraujagyslė, tai atrodo kartais tokia, kaip gausi į akį. Ir sakau, nemaskuoja mano tas BB kremas to veido, bet jeigu taip užsidėjus tą tokią pudrą normalesnę, tai tada dar geriau atrodytų, bet jau šitų nepaslėpsi. Čia jau reik taip padaryti ir vaikščiot šitaip. Tengi dabar trendai visokie pleistrus klejuoja, miega su pleistrais, kad tik tų raukšlių nebūtų. Skilo čia mano ta Saharos dykuma, nieko nepadarys. Dažnai taip darai ir po to turi ir šituos, ir šituos. Rėdu link darželio, tikrai rėdu. Daug mašinų. O baigiau darbą po 3:30, tai čia jau pasikimšė. Bet nieko, nuriedėsim. Tai prigrėbiau mergaitėm, Beno pusseserėm tokių smulkmenėlių gražių pasipuošti. Dar reikėtų užsukti į tokią vieną parduotuvę, gal kažko dar paimti. Simboliškai vis tiek norisi kažkokių lauktuvių, kad joms parvežtų, nes
vyras, vat, rytoj viskas išvežam į traukinių stotį ir jis išlėkė į Lietuvėlę trumpam. Tai mes su Benuku liksim dviese ir po to sekmadienį grįžta. Tai bus čia mum reikalų, nes man ir sekmadienį reiks, iš tikrųjų šeštadienį vakare reiks pagaliau mašiną nuvaryti pas meistrą. Tai prašiau draugės pagalbos, nes ten šiek tiek tas meistras tokioj nepatogioj lokacijai, bent jau man atrodo gyvena, nes vis tiek su Benu ten, kai reikia eiti, tai nelabai jau jis ten nori toli eiti, plus dar neaišku koks oras, nes dabar ir tas oras nelabai smagus. Rūkas, šlapė, drėgnas, lidu, vos nenusivažiau iš darbo išėjus, nes grynas ledas. Tai jau reikėtų man pačiai tos naujus nagiukus ant batų nusipirkti, nes atšilo oras, tas sniegas pradėjo tirpti, naktį pašąla ir tada turim krūvą ledo ir tada galima galvą nusisukti. Tai reikėtų iš tikrųjų pačekint, gal bus tenais toj parduotuvėj ir tie nagiukai jau reikėtų man nusipirkti naujus, nes man atrodo, tie mano senieji jau ten yra kai kur ir nulūžę tie nagiukai, nes yra kitoks tipas negu kad Beno. Ir aš nežinau, ar jie abu yra, ar tik vienas tas nagiukas, tai jau reikia atsinaujinti iš tikrųjų. Šiek tiek būt atsargesniai tokiais orais, nes sakau, kolegė taip griuvo, kad dabar mes jos apie mėnesį laiko nematėm, nes tiesiog susilaužė uodegikaulį. Bet čia gan jau senokai susilaužė ir ne juokas. Bet eina savo kamštis, tai sakyčiau tikrai, čia kažkas gal buvo, ar kas čia ir vos krutam. Nieko, kažkaip nuvažiuosiu, yra dar laiko. Ir lėksime parduotuvę su Benu, tada namo, valgyt. Ir rytoj kelsimės anksti, ruošimės, vešim tėtį į traukinukų stotį, tada tik vešiu Beną vėl į darželį, nes bus per anksti jį vežti iš karto ir tada aš važiuosiu į darbą. Tai mes pavalgėm ir parodysim, ką nupirkom. Tai iš Zaros prigrėbiau, kadangi yra 2 mergaitės, tai geriau pirkti vienodus dalykus. Tai čia tokie yra sagtukai ir gumelės šuniukai, labai tokie mieli. Čia tokie 2 vėrinukai, blizga gražiai irgi vienodi. Šita yra Kas čia yra? lipdukas, kažkokį ranką nudėta. Čia yra žiedukai ir auskariukai. Tai jau čia pasidalins merginos, nes vieną tik radau. Čia saldainė. Čia saldainiai. Dar tokios knygelės. Knygelės. Ir tokį lipduką. Tai tokios simboliškos dovanėlės Jo. atkeliaus iš mūsų. Ir bus gerai, reikia dabar kažkaip viską, nežinau, sudėti. Tokį saldainę. Gražu. Tas maišas, kad nebūtų labai supūtęs.
Pabandykime kitaip sulenkgražį. O po to jau ten, kai duos, tai ir išlankstys. Tai va, sudėsim viską. Kokios daina nam. Visi tas skanu. Nu va. Kažkaip taip įdėsim į lagaminą, o po to jau galės išskleisti čia tą visą O kaip maišiuką. išskris su tėtyta? Nu tai įdėsim į lagaminą ir viskas. Labas rytas. Nuvežėm tėtį. Šakės čia varinėjom po tos trekus, nes iš pradžių į 3, tada atšaukė, eikit į 4, visi rarai laiptais, kitais laiptais žemyn. Labai reikia stebėti, nes jeigu nestebėsi, tai pavėluosi ir niekur neišvažiuosi. Nu, bet viskas gerai. Įlipo į traukinį, dabar lėks iki oro uosto, o mes važiuosim iki darželio. Iki darželio, jo? Jo, ir ką dar? Nieko, aš varysiu iki darbo. Ankstyvas rytas, jau nuo 5 ant kojų. Nu ir ką, važiuojam. Aš jau darbo parkinge, vyras pagaliau oro uoste, nes vėlavo traukinys, buvo šiek tiek stresiuko, dar ir lėktuvą atšaukė, atidėjo tiksliau 30 minučių, gal dėl to rūko ar dėl ko, tai sakau, svarbiausia, kad ten sėkmingai grįžtų į Lietuvą ir po to lauksim grįžtant čia į Norvegiją. Mes keletą dienų būsim vieni su Benu, aš eisiu tuo į darbą, po to važiuosiu vaiką pasimti ir tvarkysimės dviese, kol grįš tėtis. Jums palinkėsiu gražios savaitės, atsisveikinu, tai susitiksim kitame vloge. Paspauskit patinka, jeigu patinka, paprenumeruokit, kas neprenumeruojat, pakelkit kanalo žiūrimumą ir susitiksim greitai kitame filmuke. Ačiū ir ate.